Pirmiausia, Obeliai yra senas miestelis ir labai gražioje vietoje, čia sankryžoje, kur gali į Latviją, į Šaulės, į Uteną ir kitur. Ir čia galėtų būti labai geras turistinis centras. Nu, buvo, Obeliai prasidėjo nuo dvaro ir taip toliau. Nu, yra čia poras savanorių palaidotas, paskui čia dar kapas yra Edvardo Riomerio dailininko, reiškia, Obeliuose palaidotas. Čia truputį iš senesnių archyvo, Obelių miesto planas, žemėlapis, truputį daugiau kaip prieš 100 metų. Nu, čia žymus mūsų kraštiečiai. Nu, Obeliai ko gali pasigirti. Reiškia, 1942 metais buvo pastatytas paminklas sukilėliams ir bendrai, reiškia, bolševizmo aukoms atminti. Tai va čia yra kaip tik paminklo modelis ir paminklas, va čia, reiškia, buvęs. Ir kas būdinga, obeliečiai sugebėjo karo metu pastatyti savo jėgomis. Šitokį paminklą, jis vienintelis Lietuvoje, maždaug 3,80 m aukščio ir beveik 9 metrai šitai pločio. Tarybiniais laikais jis buvo nugriautas, griovė 10 metų ir buvo tiekis kapitališkai pastatytas ir dabar, nu, pagrindas buvo mano paruoštas, bet atsirado vienas toks veiklus žmogus, reiškia, jisai dirba lietuvių kalbos inspekcijoje, inspektorium turbūt dirba, toks Donatas Smalinskas, jis ėmėsi iniciatyvos ir dabar atstatytas jis toksai. Nu ir dabar skirtumas tik tai tas, nu gal biškai truputį sumažintas, bet jeigu tas buvo iš betono, tai dabar šitas ir iš granito padarytas. Nu čia mūsų obeliečiai, čia švietimas Obelės, tarp kitko va dar čia, reiškia, irgi pastatytas, galbūt irgi vienintelis Obeliuose, tai paminklas mokytojams. Aplamai ne kokiem nors ten Obelių ir kitai, bet aplamai, reiškia, viena abiturientų laida sukūrė aplamai tokį paminklą mokytojams. Tai va, irgi va čia toksai, reiškia, yra. Kada, reiškia, buvo tautų apsisprendimas, tai ypatinga Lenkija ir ten kitas, kad Lietuvos nebuvo, čia buvo tik tai Lenkijos dalis ir panašiai. Ir čia išleistas žemėlapis, parodyta, kokia baltų buvo apgyventa teritorija ir atskirų valdovų metų, reiškia, ar ne 15 metų. Nu, čia dar įdomu žemėlapis, buvo išleistas Amerikoje Lietuvių mylėtojų draugijos. Ir jie išleido, reiškia, kokia turėtų būti tikroji Lietuva. Čia jie. Tai irgi va toksai, nu, čia Bermontininkų kovos, ten vyriausybė, čia skulptoriaus Bučo Vytautas, čia Aleksandravičiaus Vytenis. Nu, čia Prūsija. Reiškia, kada Prūsija užėmė, tai ten mažai žmonių beliko. Reiškia, prieš užimant, jeigu buvo 2,600,000, tai 45 metais buvo turbūt apie 600,000. Centralizuotos valstybės sudarimo. Ir kaip žinome, reiškia, maždaug apie 600 metų buvo išlaikyta centralizuota valstybė. Ir kada jos netekom, ateidavo nauja karta ir siekė vėl to paties, tai būtent per sukilimus 1831, 1864 ir panašiai. Tai, nu, čia turim lietuviškų monetų, neturim ilgąjį pinigą kapą. Paskui čia vienintelis toksai projektas Kęstučiui ir Birutei. Su tikslu, reiškia, tikėtasi, kad bus galima pastatyti Palangoje. Nu, čia įvairių medalių pradedant Mindaugų, kitais kunigaikščiais, su Žalgirio mūšiu, Klėdarytės turim. Na, šitas garbas yra vienintelis Lietuvoje. Reiškia, skirtas 1863 metų sukilimui. Tai jis irgi buvo naikinamas, bet irgi pavyko jį išsaugoti, rizikuojant, nors ne visos detalės surinktas, bet daugumas surinktas ir suklijuotas. Nu, čia turim Kastiuškos, porą banknotų sukilimo turim. Čia Parakinė 63 metų, Pistolietas.
be to mes turim gana neblogos medžiagos spaudos draudimo. Turim Aušros komplektą, paskui Kudirkos svarbą, turim pirmąją lietuvišką laikraštį spaudą atgavus. Ir, čia keletą knygų turim 1759, sako retoka, čia lietuvių kalba knyga, čia kita jau lenkų kalba. Čia knyginešių šito krašto, Graždanka. Ir čia portretai, irgi, kada prasideda naujas sąjūdis ir vėl siekia to paties, kad Lietuva būtų nepriklausoma. Čia yra gana retų medalių, prieškario gaisrininkų ženklai ir apdovanojimai. Čia aukštųjų mokyklų prieškario medaliai. Turim sutartį su Rusija 1920 m. Liepos 12. Paskui, kad ir čia gaisrininkų vėliavos antgalis vienintelis, ten Šaulių sąjungos irgi vienintelis antgalis vėliavos, paskui karo mokyklos aspirantų ir Smetonos vardo tokie. Galniko medalis originalas, čia yra, iš kurio paskui buvo gaminami medaliai. Čia, žinot, čia kiekvienas kalba už save eksponatas. Jeigu tik tai įsigilint, kad čia išleistas, reiškia, su kuo bendravo Lietuva, su kuo vedė prekybinius santykius. Čia išleistas tam, kad paremti Lietuvos valstybę, reiškia, buvo platinamas. Čia kokios buvo vyriausybės nuo 18 iki 38. Čia irgi vienintelis eksponatas, kur, reiškia, Vilniaus grąžinimo tematika. Kad ir šitas, aš irgi manau, yra retas, kadangi kai buvo minimas tas, reiškia, savitarpio sutartis, tai skolinosi, Kaunas skolinosi, Kaunas Latvijai ir Estai skolinosi šitą. Čia Dariaus Girėno, reiškia, turi voką, kurie Euro pašto liniją atidarė tarp Europos ir Amerikos kontinentų. Tai originualas, gautas iš Dariutės. Čia testamentas, kurį, reiškia, pilkapę supilus, ten atskiroj ten irgi, reiškia, paruoštas brėžiniai pilkapio supilimui. Mes apie Darių Girėną turime medžiagos gana nemažai, nes skolinom ir Kaunui, ir Kaunas mums atsilygino. Čia gal reikėtų paminėti, čia tai medaliai Vatikane, reiškia, popiežiui Pauliui II. Čia turi monetas prieškario Lietuvos, Litus, Latvijos, Estijos. Čia įvairių tą turim. Turim, tarp kitko, karo vadų. Tai būtent Hitlerio, Stalino, Čerčilio ir Eizenhauerio. Reiškia, čia būtų gerai Trumeno turėti, bet neturim. Čia toliau monetos įvairios. Reiškia, ir Čekoslovakijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, ten tarybiniai. Reiškia, konstitucija, kokia konstitucija buvo, nereikėjo tūkstančių poįstatyminių aktų, nereikėjo kreiptis į kiekvieno, reiškia, pagal kiekvieną straipsnį konstitucinį teismą, užteko šitą. Čia yra irgi, ko gero, ne vienintelis, tai būtent, kada 1927 metais buvo sudaryta sutartis su Vatikanu, tai čia išleistas, reiškia. Čia tas himnas irgi retokas, kadangi čia Rimšos ir Šimonio iliustracijos. Mes čia turim tokių eksponatų, pavyzdžiui, Kortikas. Kortikas šitas priklausė vienam Lietuvos karininkui caro laikais. Ir tas karininkas žuvo kovose su bolševikais Rusijoje. Draugai perdavė brolį, brolis gyveno Kaune. Ir brolis žinojo, kad aš renku visą kitą, bet jis atsineždavo, net palikdo, sako, pasigrožėk, bet sako, atiduoti negaliu. Sako, tai vienintelis daiktas brolio. Sako, aš jį paimu rankas ir atrodo, jaučiu brolio rankų šilumą. Bet jis mirdamas paliko testamentą. Čia, žinai, paskui čia medalių retų, čia Seimo medalis, čia su Vatikanu, paskui čia
kada lietuviai krepšinį laimėjo, buvo Europos čempionai. Čia vat Galdiko žemės ūkio ir pramonės paroda. Nu, čia apdovanojimai mūsų, reiškia, čia Vytauto ordinas, už nuopelnus Lietuvai Gedimino ordinas. Čia kitokia, čia žinot, jeigu paėmės, tai čia beveik apie kiekvieną eksponatą galim pasakoti tam tikras istorijas. Nėra taip, kad ordinai pasiėmė ir visa kita. Pavyzdžiui, šitas tai dovanotas jo muziejui ir jo buvo apdovanotas toks Glemša, jis buvo pieno pramonės direktorius. Tie ordinai buvo Sibire ir jie įsaugoti Sibire, grįžo į Lietuvą ir dovanojo taip, kurį saugo profesorė Matušakaitė. Bet ir, pažiūrėjau, jinai buvusi čia pas mane muziejuje, jai patiko muziejus ir jinai įdavė per vieną žurnalistą. Tas žurnalistas pasirodė vienam kolekcininkui. Tas kolekcininkas sako, tu nedaug muziejus, sako, aš tau sumokėsiu kelius pinigus. Nu, tas sako, nesako, tarki su profesorė. Tas nuvyko pas profesorę. Pasiūlė, nu nežinau kiek pasiūlė, bet sako, 4 000. Reiškia, bet sako, ne, sako, aš paliksiu muziejai, sako, palaikant entuziasmą. Tai va irgi toksai, arba va čia karininką suėmė, reiškia, tai spėjo tik ten nusiardyti, reiškia, ten antpečius, kepurė, žvaigždė, diržą, irgi buvo Sibirė, jis saugojo irgi šias vadovanojo. Bet irgi tokių glostančių dalykų yra. Nu, čia pačia irgi, vat Rimšos ypatingai darbai, ten vargo mokykla, Žemaitė, Gediminas, Donelaitis. Na, turim ir bonas lietuviškas, ir ten metalinius. Nu, pasiuot, turim čia pirmuosius, vat Klaipėdos krašto banknotai. Turim Jurgučio reljefą, kuris, reiškia, skaitosi Lyto įkūrėjas. Nu, pirmoji sovietų okupacija stengiasi parodyti, paskui tremtis, sukilimas. Net ir pinigai. Pirmos okupacijos, vokiečių okupacijos, antros okupacijos, šiandien paskutiniai ir pirmieji lietuviški. Nu, va čia dokumentas atreštas, reiškia, arkivyskupo Matulionio laiškas į Sibirą su nuotrauka. Paskui va čia irgi, reiškia, vienintelis tasai eksponatas, reiškia, čia padarytas rankomis ir su Kubiliūno autentišku parašu. Čia, reiškia, 3 broliai žuvę sukilime. Čia tarp šito krašto, čia nuo Kamalijuje. Nu, daugiau aš nežinau. Čia pogrindžio, tarybinio pogrindžio spauda. Katalikų bažnyčios kronika, jeigu nematėte originalų, yra čia kiti laikraštėliai. Rarbintojėlis, Aušra. Čia mašinėlė, su kuria buvo spausdinamas rarbintojėlis ir dauginamos kronikos. O šitą mašinėlę, kur buvo spausdinami trėmimo aktai, arešto aktai. Čia iš Kusevičiaus kabineto. Nu, va čia retos nuotraukėlės, reiškia, Plechavičiaus rinktinės. Nu, čia stribai, genocido vykdytojai. Čia šitas Sibirė padarytas. Tik tai gaila, kad nadažytas. Tas kambarys skirtas partizanams ir partizanams daugiau šito krašto. Nu, čia Obeliečiai, Rokiškėnai, Zarasų, reiškia, nu, kurie priklausė Vytauto apygardą. Reiškia, nu, žinot, kad, reiškia, Lietuva buvo suskirstyta į apygardas ir kiekviena apygarda turėjo savo vadus, apygardos rinktinės kopos vadus ir panašiai. Tai ir čia dar yra Latvijos. Reiškia, kadangi čia į Latvijos teritoriją maždaug 10 kilometrų, tai Lietuvos partizanai perėdo į Latvijos teritoriją, ten susijungdavo su Latvijos ir, kaip sako, tiesiog paralyžiuodavo veiklą KGBistų. Reiškia, jie. Na ir čia mes net žemėlapį buvom sudarę tokį, kur kas vyko. Ir ten vienas iš lietų labai išgarsėjo, tai būtent Balio Vaičėno buvo pavaduotojas Juozas Streikus. Nu, Streikų šeima tai buvo ypatinga, reiškia,
jinai viena iš pirmųjų įsijungė į tą kovą. Tėvas buvęs nepriklausomybės kovų savanoris ir du sūnai jo, reiškia, kartu. Ir tėvas žuvo irgi Latvijoje, o sūnus, reiškia, ten labai jau pasižymėjo irgi ten kovose Latvijoje ir su Maskvos pagalba buvo ruošiami agentai, kaip juos naikinti. Tai reiškia būtent Juozą Streikų ir Latvių partizanų vadą Josef Frič. Ir buvo paruošti agentai ir jiems pavyko infiltruoti. Pavyko, ten irgi labai gerai buvo sugalvota visą kitą, bet Streikas buvo ypatingai, jis buvo žvalgus. Ir vis tik tai jie galutinai 100% jais nepasitikėjo. Ir paskui išsiaiškinę, kad jie yra, reiškia, infiltruoti, juos tada suėmė, vienas neprisipažino, o kitas atskleidė planus ir tada partizanai, ne tik tai juos, reiškia, buvo paruošta likviduoti, bet partizanai likvidavo saugumo štabą su majoro Būdenu priešaky. Reiškia, tai vat irgi čia net nuotrauką mes turim, reiškia, jų likvidacijos. Dabar, ką galima šnekėti apie partizanus? Žinot, man tai yra be galo sunku, kadangi aš į kiekvieną šalį, man tie visi veidai matyti. Su visais galima buvo būti kartu. Ir kada pasižiūrė, ir jie gyventi norėjo, ir jie kovojo, ir svajojo, ir savo mintyse net ir merginas ten turėjo. Galvojo, svajojo apie šeimas, apie gyvenimą, deja, jų nei viena neliko. Va čia mano brolis, va čia tas Vaičėnas viršuje. Va čia aš su Vaičėnu dar nuotrauka. Kuri? Va čia šitą. Per vidurį? Taip. O kuris čia jūs? Čia jaunesnysis tas? Čia buvo Vaičėnas, o ten aš. Ja. Va čia irgi jie, vat. Ir vat, jeigu šnekėti apie tą pasiekojimą, pavyzdžiui, partizano gretose vidutiniškai išbūdavo taip 2,5 metų, 3 metus. Dabar streikai išbuvo nuo 44 iki 58. Tai yra vienintelis atvejis. Jie pirmieji pradėjo ir paskutiniai sudėjo ginklus. Ir svarbiausia dar kas, reiškia, jie gavo, aišku, ten per žmonės, reiškia, gavo raštą 56 metais, kad jie legalizuotųsi ir kad jiems bus dovanota, reiškia, už tai. Bet kada jie gavo tą raštą, tai jie dar pastatė savo sąlygas. Jie legalizuosis tuomet, jeigu bus garantuota ir tiem žmonėm, kurie juos rėmė ir kurie padėjo, kad, reiškia, nieko nebus jiems. Ir tada 58 metais, reiškia, jie vėl įsiuntė raštą, aš tarp kitko turiu vieną. Reiškia, ir jie tada 58 metais legalizavosi ir 62 metais, nežiūrint to, juos suėmė. Reiškia, taip, kur reiškia, jų žodis, kurį, reiškia, kaip pasakyti, garantijos ir panašiai. Dabar, kada 62 metais suėmė, tai vieniem davė 10 metų, kitiem 15 metų, o Juozą sušaudė. Ir kai jam paskelbė, reiškia, nuosprendį, tai dar mainais pasiūlė jam, kad jis oficialiai pasmerktų partizaninį pasipriešinimą, kad tai buvo beprasmis pasipriešinimas, beprasmė kova ir taip ir kitaip, ir jam dovanos gyvybę. Bet jisai šnekėjo, kaip pasako, gal ilgai šnekėjo, jis išdėstė, kad partizanų kovos nebuvo beprasmės, kad jos suvaidino didelį vaidmenį, kad jos, reiškia, sustabdė kolonistų skverbimas į Lietuvą, kad nuo tautinimo atitolino, reiškia, Lietuvos, kad, reiškia, sulaikė nuo plėšikavimų ir Lietuva anksčiau ir vėliau bus laisva. Jis sako, čia ne jūsų, nei tų Lenino portretų nebus. Ir nežiūrint to, reiškia, jisai po
paaukojo savo gyvybę už garbingą kovą, reiškia. Tai va čia irgi toks pasiryžimas ir tiesiog sunku įsivaizduoti. Va. Jeigu ten šnekėtų tokias detalės, pavyzdžiui, Latvijai buvo bunkeris, reiškia lietuvių ir latvių. Ir tam bunkerį buvo apie 25, reiškia, partizanus. Ir kai juos apsupo ir bunkeris buvo antiek gerai įruoštas, kad aplinkui buvo užminuotas. Nu, bet praktiškai, žinai, kai kurios minos sudrėko, kai kurios ten nesuveikė. Ir kai juos apsupo, visą dieną vyko kautynės. Ir galų gale, reiškia, jų ten negalėjo paimti, paskui ten, nu, žinot, kaip per ilgas kautynės jie atsivežė techniką, atsivežė minosvaidžius, atsivežė ir pralaužė duris, reiškia, lubas bunkerio, paskui ten sumetė kanistrų su benzinu, padegė ir kaip, va, nu, pasako, man vienas likęs latvių partizanas, reiškia, tai jų iš 25, reiškia, 8 paėmė gyvus latvius, 2 lietuvius, o kiti žuvo ir vadas, kuris, tai reiškia, vadovavo kaitynėms. Tai tas latvius pasako, sako, buvo lietuvius, sako, jaunas vaikinukas, sako, gal 20 metų dar nebuvo. Ir kai jo bunkeris buvo, kai, sako, degė bunkeris, reiškia, ir nu, darė visokių ten priemonių gesinti, adijalais, ten vėl visą kitą. Ir sako, kovos vyko. Ir dabar tam vaikinukui, sako, pateko, nu, kulka sutraškė, alkūnę sutraškė. Sako, nulpo, tas vaikinas nulpo. Sako, ten vadas pripuolė, reiškia, aprišo, suleido jam tas vaizdas. Sako, atsigavo tas, sako, kur mano automatas? Sako, aš kitą ranką dar kausies. Reiškia, ir paskui, reiškia, kai jau bunkeris liepsnujo, kai jie ten, jau, kaip sako, buvo beveik, tai sako, pasakykit, kad aš mirštu už Lietuvą, už tą vienintelę motiną Lietuvą. Tai vat Latvijos žodžiai, va tokie, tai vat vaikinas, kaip sako, ne 20 gal metų neturėjęs ir koks jo pasiaukojimas, koks jo tikslas ir panašiai. Taip kad na, kiek aš, pavyzdžiui, žinau, vat iš tų visų, aš neturiu nei vieno išdaviko. Ir jų tos kovos, tos žūtys, tai buvo be galo garbingos. Ir ypač Balys Vaičėnas, man vat vis to akyse, kai aš jau sakiau, turbūt pasikartosiu, kad vienas iš žurnalistų, istorikų, reiškia, parašė straipsnį, parašė Lietuvos žiniuose ir jis jau ant galo įvardina, kad, sako, Balys Vaičėnas nemažiau nusipelnė kaip didieji mūsų partizanų vadai. Ir jam kaip tik tai šiemet sueina 100 metų nuo gimimo, tai mes irgi galvom kažkiek atžymėti. O čia buvo pastatytas, reiškia, 92 Obeliuose buvo pastatytas partizanams paminklas. Reiškia, nu, aukštas tas pjedestalas, ten surašyta 80 pavardžių ir šita skulptūra, bet po kelių dienų jie buvo nuplėšta ir suniokota. Bet, nu, iš pradžių mes buvom padarę iš betono, bet čia dabar paskutinį laiką, kadangi buvo išlikęs modelis, tai atliejom lygiai tokią pat ir atstatėm kaip buvo. Na, gal reikėtų dar paminėti, reiškia, kadangi Lietuva ir Latvija, reiškia, kartu kovojo ir, nu, net vyko kažkaip toks pasididžiavimas, kad mes vat kartu. Ir dabar čia, reiškia, Subata, reiškia, 10 kilometrų. Ir prie Subatos yra pastatytas paminklas. Paminklas bendrai kovai lietuvių latvių partizanų prieš okupantus. Aš va čia net, va čia yra kryžius. Reiškia, net Leonido Čiopieno kryžius ir granito stela. Ant granito stelos surašytas, reiškia, nu, latvių lietuvių kalba, kad čia, reiškia, kovėsi lietuvių latvių partizanai, reiškia, prieš okupantus. Ir dabar, reiškia,
2003 metais pastatyta dar prie jos stėla, didelė stėla padaryta ir iškalta 300 pavardžių. Reiškia, tie, kurie kausto, ten daugumoje Latvių, bet toje stėloje yra 70 šito krašto partizanų. Tai manote, kiek man pavyko surinkti, reiškia, tai tiek, reiškia, irgi iškalta, tai irgi toks įdomus toksai paminklas. Mes su Latvijos bendravome, Latvija išleidė albumą Nežinomas karas, tokį kapitalinį, ir tam albume yra 14 nuotraukų iš mūsų muziejus. O čia reiškia, paveikslas. Pastatas tai muziejus, o čia, kadangi bildė nukautus partizanus, tai taip irgi parodyta. Čia nutapė toksai dailininkas Liaudanskas, kaunietis, jis iš šito krašto kilęs ir jis nutapė taip, jis tada matė. Ten jo tėvas, dėdė, koks vaikas likęs ir čia tie namukai, reiškia, padaryti. Čia vėliavai saugota, čia dar tos knygos, čia dar eilė ženklų, reiškia, apdovanojimų partizanų, čia truputį dokumentų kopijos. Ten priešas, kaip tik tai yra streikams skirtas stendas. Ten kraštinis tas Juozas, o ten vidury tai yra nepriklausomybės kovų savanoriai, ten jo brolis Zidoris. Čia aš norėčiau paminėti šitas nuotraukas. Net ir vienintelės, reiškia, caro laikais Vilniuje buvo susikūręs pėstininkų mokomasis pulkas. Ir čia kaip tik to pulko, reiškia, dėstytojai su kursantais, o čia ta antra nuotrauka vien dėstytojai. Tarp tų dėstytojų buvo ir lietuvių dėstytojai. Ir šitą mokyklą baigė aukštų Rusijos ir kai kurie lietuvių karo vadai. Mes turim automatą pagamintą Lietuvoje, Vytis 2. Tai čia pagrindė tai buvo Algis Petrusevičius, šito automato gamintojas. Paskui turim dar prieškario Lietuvos ulonų kardą, kurį dovanojo pulkininkas Dudavičius. Čia visą eilę turim antpečių, kaip sako, nuo eilinio iki generolo ir turi net paradinių antpečių. Tai va toks, uniformų. Pavyzdžiui, čia viena turi tarybinę virš tarnybinę uniformą, reiškia, praporščiko. Tai irgi dovanotas visais medaliais. Čia yra kelios, o toliau jau eina dabartinės įvairios uniformos. Ten viena įdomi tokia šaulių vado Rokiškio, reiškia, buvusi uniforma. Caro laikų kareivio sandukas su caro šeimos portretą. Dvasinis mūsų atgimimas. Ir čia skulptūrėlė surinktas iš visos Lietuvos yra ir iš šito krašto, reiškia, bet jos buvo gaminamas ne šiaip savo. Kiekviena buvo skulptūrėlė gaminama su tam tikslu. Pavyzdžiui, net šitą skulptūrėlę, kur šitą, reiškia, buvo Rusų-Japonų karas ir tada irgi lietuviai sėmė į kariuomenę ir siuntė karą. Ir čia toks Aleksandravietis, jis davė išėdus, jeigu grįž, tai jis pastatys koplytstulpį su Švento Jono Nepomuko. To koplytstulpio neliko, o skulptūrėlė liko, ten saugota močiutės. Reiškia, tai irgi pateko pas mus. Ir čia, jeigu paimsim visas, tai jos kiekviena turi savo istoriją. Pavyzdžiui, dabar, jeigu mes paimsim Pietą, tai Pieta ypatingai buvo Lietuvoje paplitusi tuo, kad, reiškia, vaizdavo motiną netekusios sūnaus, galbūt knygas gabenant per Lietuvą ar žuvų sukilime, ypač partizanų, reiškia, juk neturėjo, reiškia, galimybių, kad čia
jo sūnus ar visą kitą, tai statė pietas parodyti, reiškia, motinos skausmą, reiškia, visą kitą. Nu, paskui dar buvo, nu, kad ir čia tik kryžiaus nėra, reiškia, Kristus neša kryžių. Ir neša, reiškia, tą kryžių, ir jis atsisukė žiūri, ar tauta, ar tie žmonės, reiškia, išneš tą kančią, tą vargą, tą priespaudą, reiškia, tuos trėmimus ir visą kitą, ar jie nesuklups, nu, bet to rūpintojėlį dar buvo, nu, kiekvienas irgi buvo statomas su tam tikra intencija, bet tai atspindėjo tą laikotarpį, tų žmonių vidinį pasaulį, vidinį siekius ir panašiai. Bet, pažiūrėjau, net galima būtų sustoti. Čia Kristus sušaudytas ribų. Ir čia obeliečius ribų sušaudytas. Ir man, kaip pasako žmogus, reiškia, jis stovėjo čia netoli obelio, reiškia, prie kelio, važiavo žmogus ir jisai nusiėmė kepurę. Nu, anksčiau buvo priimta tai pro kryžių, pro bažnyčią, reiškia, taip. O iš paskos ten ribų nuris. Nu, ir jie pamatė, pasivėjai, pradėjo iš jo tyčiotis. Sako, tu prie šito medžio kėlė kepurę, kodėl prie šito nekėlė, ten pro beržą pravažiuoti. Tai tas pradėjo, sako, nu, tai ten atsikalbinėti, teisintis, ten visą kitą, bet, nu, ką ten prieš būrį tai. Tai sako, jeigu jūs jau negerbėt seno žmogaus, tai nors Dievo bijokit. Tai pradėjau patotis, kad mes jokio Dievo nebijome. Ir atsako, ką jis mums padarys. Ir jo akyse sušaudė šitas kančią. Bet paskui tas, kuris sušaudė, nu, šitą gatvę važiavo ir čia ant kalno pavažiavus yra toks namas su kolonama. Bet parduotuvė tokia. Jis važiuodamas pro šalį, nu, reikėjom keli su dviračiu griuvo. Ir lūžo jam koja. Lūžo koja, tai nuvežė čia pas chirurgą. Tada sako, neturiu rentgeno aparato, aš net to laiko dar. Sako, vežkite Rokiškį. Nuvežė Rokiškį, jam gangrenavo koją. Ir mirė. Tai žmonės jis taip šneka, sako. Taip atsitiko, kiti sako, tai Dievo pirštas. Tai irgi va toks atvejis. Na ir va, ir visas muziejus